retas, bet vis tiek. Pas mus Lietuvoje geriausia. Lietuva dabar tokia įsigavus. Mano draugai, mėly imigrantai. Dabar važiuosime su keturračiu. Kažkoks vynus. Ir žodžiu, bandysime ne užstrigti, o pravažiuoti. Kur šernas? Atbulas. Į kojas kelktas tokia. Neutralas, ką tu nematai? Seniukai, turim reikalų. Atvažiavom. Čia reikia turbūt, kad tas dviese. Dėl to. Šo gal ten? Tai galima ištarėti. Nu, jo. Kaip man dabar dais? O. Eik per miškelį. Einam per miškelį. Gal kažkaip dasveiks. Čia atsiradęs. Apvalėm biškį kelią. O, varyk. O. Atostogos Lietuvoje baigėsi, dabar skrendu į Turkiją. Ten pratęsiu blogą iš Turkijos, bus linksmiau negu Lietuvoje tikras. Aš skrendu su Turkish Airlines ir noriu jums parodyti, ką duoda valgyti. Aš kai iš Londono skridau, tai davė normaliai ten. Štiena viskas buvo iš Lietuvos, tai biškis silpniau iš tikrųjų vartoju. Perim su kamerą parodžius. O, duoda, užtikėlintas. Tai rako gabalėlis, tai kolas. Aš nusileidau į Stambulę, gražus Sarosas, iš tikrųjų didelis viskas. Pas mane jungiamasis skrydis, taip kad teks perėti dabar į tos vietinius skrydžius ir toliau tęsiu kelionę link viešbutuko. Praėjau pasų kontrolę, dabar einu į domestic flight ir skrysiu jau viešbutį. Oro uostas didelis, labai gražus, kiek lėktuvų, labai fainai čia. Žodžiu, gerai. Esu lėktuve dar skristi į Antaliją, bet greičiau duokit išgert. Negaliu kentėti karštą. O gavau sėst, bet žodžiu, tie, kur domestic flight lėktuvai, tai tokie kūdesni, tokie jau
ir vietos mažiau, ir televizorių nėra, ir nežinau, valgyt dosni, labai valgyt noriu. Bet tokia butikėlė, tokia. Tai žodžiu, valandą kažkur 10 skrydis, dar po tos autobusų 60 kg. Bet jau kai davažiuosiu, mėly žiūrovai, aš jums prižadu, ranką prie širdies gersiu, baisiai. Pagaliau atsėmiau čemodaną, valandą laiko. Iš vienos vietos į kitą, persiuntinėjo tie debilai turkai. Žodžiu, dabar sėdžiu maršrutkėj, paskutinė kelionės dalis ir tada gersiu.